Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums papasakosiu, kaip įsirašyti Minecraft serverį į virtualų privatų serverį, kuris veikia ant Ubuntu operacinės sistemos. Tad nieko nelaukiam ir keliaujam mokytis, keliaujam. Ok, tai mums kaip visada reikės kelių dalykų. Tai čia esu atsidaręs savo naršyklę. Tai pirmiausiai užsisakykim virtualų privatų serverį. Tai keliaujam į paslaugos, virtualūs privatus serveriai, atsidarys štai toks puslapis, galim spausti iš karto užsisakyti ir pasirenkam norimą virtualų privatų serverį. Rekomenduojama, kad būtų ne mažiau 2 GB. Aš pasiimsiu 4 GB, tai spaudžiam užsakymas, rašom savo pavadinimą, tebūnie būna Lapinas. Laikotarpį, spaudžiam tęsti, susigeneruoja krepšelis, pasirenkame, kom norime apmokėti ir spaudžiame užsakyti. Štai mano paslauga jau yra užsakyta. Kai jūs užsisakysite paslaugą, būtinai nueikite į skiltį paslaugos ir matysite, kad turite vieną neaktyvę paslaugą. Tai tiesiog paspausite ant savo paslaugos ir ją susiaktyvuos. Na, o dabar galime keliauti jau į savo paslaugą. Ir čia matysime pagrindinę informaciją, kuri mums yra reikalinga norint prisijungti prie serverio ir jį valdyti. Kaip matote, operacinė sistema yra Ubuntu pas mane. Jeigu pas jūs yra kažkokia kitokia, tai keliaujam į operacinės sistemos. Pasirenkam Ubuntu ir įsirašom norimą Ubuntu operacinę sistemą. Na, o dabar mums reikia komandinės eilutės. Tai tiesiog keliaujam paiešką, rašom cmd ir štai mums atsidarys komandinė eilutė. Kai komandinė eilutė jau yra atidaryta, dabar mums reikia vesti komandą ssh tarpas, prisijungimo vardas, kuris pas mane yra root, tada eta ženkliukas ir serverio IP adresas. Įklijuojame, spaudžiame Enter. Išlys būtent štai tokia žinutė. Rašome yes. Ir dabar mums reikia įdėti slaptažodį. Taigi, aš turiu savo slaptažodį. Jį nukopijuoju. Paspaudžiu ant komandinės eilutės. Ir su Ctrl ir V kombinacija įklijuoju. Neišsigąskite, slaptažodžio komandinė eilutė jums nerodys, bet jis jau yra surašytas. Taigi spaudžiam Enter ir mes jau sėkmingai esam prisijungę prie savo virtualaus privataus serverio. Dabar aš esu jau pasidaręs tokią špargalkę. Tai špargalkė bus palikta jums su nuoroda aprašyme, tai jūs ją galite taip pat atsisiųsti. Tai ką dabar darom? Atsinaujinam savo operacinę sistemą, tai tiesiog atnaujinam, ką galima atnaujinti. Taip, viskas jau yra atnaujinta. Dabar mums reikia įsirašyti Java. Tai nusikopijuoju šitą komandą, įklijuoju, atkreipiu dėmesį, kad su skirtingom Minecraft versijom reikia skirtingos Javos. Pas mane, kadangi aš bandysiu pasileisti naujausią 1.21.1 Minecraft versiją, man reikia 21 Java versijos. Jeigu jūs bandysite pasijungti kokią senesnę, tuomet šitas skaičiukas gali keistis ten 17. Kaip surasti, kokią Java versiją palaiko jūsų serveris, tai tiesiog paguglinam. Aš parašiau, kokios Java versijos reikia 1.21 Minecraftui. Man Google'as parodė, kad Java 21, tai tiesiog ir jūs galite lygiai tą patį pasidaryti. O dabar įsirašome Java. Tai teks šiek tiek palaukti. Na va, Java turėtų būti įrašyta. Su šita komanda galime patikrinti. Tai patikrinam, ar turime Java. Viskas tvarkoj. Java 21 versija. Viskas veikia. Dabar susikurkime Minecraft'o serverio aplankalą. Ir pasirinkime, kad mes norime dirbti Minecraft'o serverio aplankale. Dabar
turime atsisiųsti savo Minecraft serverį. Tai naudojame komandą wget. Ir toliau viską greitai paaiškinu. Tai šiuo metu naujausia Minecraft versija yra 1.21. Tai ką jums reikia padaryti, tiesiog yra nukopijuoti nuorodą. Bet ne taip, aš rekomenduoju tiesiog užvesti pelės kursorių ant pavadinimo, spaudžiam dešinį, kopijuojam nuorodos adresą ir tada jau į serverį įklijuojame. Ir laukiam. Aš padariau mini klaidą ir nepadėjau tarpo, tai wget tarpas ir dabar viskas jau ok. Ok, tai turim serverį, dabar reikia mums jį pasileisti, tai štai čia yra tokia komanda. Čia yra standartinė komanda, kuri paleidžia Minecraftą su 1 gigabaitu. Tai aš, kadangi turiu 4, padarysiu truputį kitaip. Čia padarysim 2G, o čia padarysim 3G, nes aš noriu, kad mano serveris naudotų 3 gigabaitus. Reiškia 1 gigabaitas sistemai ir 3 gigabaitai mūsų serveriui. Panašu, kad serveris startuojasi. Taip, dabar keliaujam ir sutvarkom EULA text failą. Štai čia atsidarys toksai langas, tai dabar tiesiog su klaviatūros rodiklytėm pakeičiam į true. Spaudžiam Ctrl ir X mygtuką, spaudžiam į ilgąją ir spaudžiam Ctrl M. Dabar susitvarkom start sh. Čia įsivedam komandą, kad paprašiau tiesiog pasileistų serveris. Tai įkopijuojam enter ir įkopijuojam vėl viską. Vėl naudojam Ctrl X, į ilgąją ir Ctrl M. Dar kelios komandos. Nusikopijuojam, įklijuojam ir su paskutinio komanda turėtume paleisti savo serverį. Pasižiūrim. Ir valia, serveris paleistas, jau krauna pasaulį. Netrukus toj paaiškinsiu, kaip pasijungti į serverį. Taip pat paprasčiausias būdas pasijungti į serverį yra tiesiog nusikopijuoti šitą adresą. Tai mes tą ir padarykim ir keliaujam į žaidimą. Ok, aš jau esu savo žaidime, tai spaudžiam pridėti serverį ir įklijuojam serverio adresą. Šiek tiek palaukiam ir serveris veikia. Tai šitai paprasta ir nesudėtinga, kai turi špargalkę, yra pasidaryti savo Minecraft serverį ant virtualaus privataus serverio, kuris veikia ant Ubuntu operacinės sistemos. Jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą, būtinai parašykite man komentarą, kokios pamokos norėtumėte dar. Nu, su jumis buvo aš Raudonasis Lapinas ir sakau iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!